ar esi matęs dažnai, kad, tarkim, kai yra padaryta cokolinė dalis ir visgi aptrupėjusi, apibirėjusi? Esu pas mano uošį taip. Tai kaip uošvis? Tai jis pats tu sprendi tai padaryti, aš ten sakiau, ką ten padaryti reikia, bet jis... Taip, svarbiausia yra, ką atkreipti dėmesį, kad drėgmė, kuri eina iš po trinkelių į armavimą, nepalystų po šitų trinkų, nes tada tik tai išėjo drėgmė į paviršių iš po trinkelių ir jau jį nori atrauti. Jeigu ten bus gerai padaryta hidroizoliacija, kad į armavimą nepatektų vanduo, viskas bus gerai. Bet kada dažniausiai šitas daroma, kai jau trinkelės sudėtos, paliktas toks cokoliukas, dabar tik tai užtepsim. Tikrai taip, nes net įspėjęs buvau, kad neprivesti tinklelių prie fasadų. Prie pat privedė, uždėjau akmenukus ir kas kelis metus pertepa vis tiek krenta. Teisingai. Galbūt kas padėtų, tai prieš tai panaudoti nepaprasta, kad būtų armavimo mišinys. Aišku, jis jau bus paprastas. Siūlyčiau pratepti su cementinė hidroizoliacija. Cementinė, ne bituminė. Su cementinė ten pratepti, vis tiek toks galbūt tikiuosi, tokio atrovimo gal nebus. Gal. Arba sako, būna bėda. Cokolis visur gerai, ant terasos, perina į terasą, nuo terasos viskas nukrito. Logiška, jeigu jūs gerai padarėte cokolį su hidroizoliacija, tai ir neatlupa, o išeinam pas mus betonas išlietas ant terasos, ten jokios nereikia hidroizoliacijos. Tai viskas, ir laukai, ir viską atlupa. Arba sako, tai mes ir ant kapų tą patį darom, tai kodėl nuo kapų nenusilupa? Aha, ant kapų eina betoninis kaip bortelis. Jeigu čia aptepėte, tai drėgmė, tada įvedu. Ir neatlupa. Supratau.